kad mes ją gerai suprastume. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbė. Tai čia iš antro laiško Korintiečiams. Tai vat, visi Dievo pažadai, turime omeny Kristuje, yra taip. Tie pažadai tampa realybė arba išsipildymu. Ir iš karto, vat, pažado Abraomui tęstinumas Kristuje laiške Galatams. Pagonims atiteko Abraomo palaiminimas. Abraomo palikonis, paveldėtojai, pažado vaikai per tikėjimą. Čia apaštalo Pauliaus arkliukas, jeigu taip galima pavadinti, Abraomo pažadas persikelia į krikščionis. Tie, kurie tiki Kristų, ir jau tada nebesvarbu, ar tu esi Abraomo palikonis pagal kraują, pagal liniją, ar pagal apipjaustymą, pagal įstatymą, tu tampi Abraomo palikonis pagal tikėjimą. Ja? Ir reiškia Abraomo visi pažadai, kurie buvo duoti. Tai reiškia, kalbam apie paveldėjimą, neaišku, ko paveldėjimą. Jeigu žiūrim atgal Senąjį testamentą, pažadai buvo žemėje, pažadai buvo duota palikonims. Norėt kažką tai? Ne, aš atsisveikinu čia. Taigi, tai žiūrėsim, kas bus toliau, apie ką čia tie pažadai, tas tęstinumas bus su Senuoju testamentu jungiant. Labai svarbu mums krikščionims, tai neseniai buvo, kaip jau neseniai, dabar jau senokai, prieš 5 gal kokį metų, gerai atsimenu, buvo išleista tikėjimo ir mokymo kongregacijos, reiškia, tokia direktyva, ar kaip čia pasakyti, ar dokumentas apie tai, kaip skaityti, kaip žiūrėti į judaizmą dabar, kaip žiūrėti į visą žydišką literatūrą, kaip žiūrėti į visą tai, kas yra Senajame testamente, ir kad nenuvertinti tų dalykų ir matyti nuolat tą tęstinumą tarp tą, ką Dievas žadėjo išrinktąją tautą, ir per išrinktąją tautą atėjo, reiškia, jo sūnus, ir kas dabar žadama yra krikščionims. Matyti tame visą tokį, ne tai, kad buvo, čia pasibaigė, galim nurašyti. Čia naujai prasidėjo viskas. Niekas naujai neprasidėjo. Čia vyksta tąsa. Senas testamentas pereina labai nuosekliai Naująjį testamentą. Ir Naujas testamentas be Senojo būtų sunkiai suprantamas, jeigu nežinotume visos tos priešistorės ir taip toliau. Gerai, tai čia keičiam toliau. Man čia dabar reikia greitai bėgti. Antras, kuris buvo, Dovydo dinastija, apie tą, kur kalbėjau, ar ne? Ir kur sakiau, kur 2 Samuelio knygoje 7 skyriuje buvo kalbama apie tai, kad Dovydo sostas bus tvirtas, karalystė bus amžina. Ir va čia jau apaštalų darbų knygoje pritaikytas tas pažadas duotas Dovydui, pritaikytas konkrečiai Jėzui. Tai yra ankstyvosios bažnyčios skelbimas, kurį mes matome apaštalų darbų knygoje. Iš jo palikonių, iš Dovydo giminės kilo Jėzus. Ja. Protėviams duotas pažadas yra įvykdytas Jėzaus asmenyje. Jis yra Dovydo palikonis. Ir jo karalystė, apie kurią jis kalba kaip Dievo karalystė arba dangaus karalystė, kartu yra ir jo karalystė. Ja. Ir ta jo karalystė, supras pagal tą pažadą, yra amžina. Mes esame pažado palikonis, kartu su juo ir dalyvaujam toje karalystėje. Tai gražu. Toliau važiuojam. Va čia va yra man vienas iš gražesnių tokių dalykų, kurie yra Seno ir Naujo testamento tokia suėjimas į krūvą. Atsimena, ten buvo minima, kad kalbama Senajame testamente ir pas pranašus,
ir kitur, kad aš būsiu jūsų Dievas, jie bus mano tauta, arba jūsų Dievas mano tauta. Mato Evangelija yra tokia graži, toks gražus rėminimas šitoje Evangelijoje, kurioje kalbama apie Jėzaus vardą, kurį mes retai kada vartojam, jis yra Emanuelis. Tai čia hebrajiškas žodis Himanu, su mumis, El, Dievas. Ir tas yra Mato Evangelijos pradžioje. Mato Evangelijos pabaigoje yra Jėzaus pažadas, esu su jumis per visas dienas. Tai va, Dievas su mumis, aš esu su jumis per visas dienas. Tai tas gražus toks visos Evangelijos įrėminimas, kurį jau visi pastebėjo rašto aiškintojai, tai įrėmina, nusako to evangelisto, sakytume, perspektyvą. Evangelija pagal Matą tai yra Dievo su mumis Jėzaus asmenyje Evangelija, jeigu taip galima pasakyti grubiai. Gerai? Tai va čia irgi pažado, Seno testamento pažado perėjimas į naują. Žiūrėjom toliau. Atnaujintas dvasios pažadas, parašiau visą Evangeliją pagal Joną. Evangelijoje pagal Joną Dievo dvasios pažadas, kuris nauja dvasia, kuri minima yra pas Ezechielį, kuri yra minima pas Izaiją, pas Jeremiją. Ta nauja dvasia yra labai suasmeninta Jono Evangelijoje ir pažadas apie jos dovaną, apie tos dvasios dovaną eina per visą Evangeliją. Aišku, antrojo Evangelijos dalyje jau ten labai detaliai prasideda, bet Jono Evangelijos, sakytume, taip įdomiai suskirstyta. Yra Jėzaus laikas, ko nėra kitose Evangelijose, ir yra dvasios laikas. Jeigu kitose Evangelijose Jėzaus laikas yra skelbia karalystės Evangeliją, visą kitą ir taip toliau, tai Jono Evangelijoje yra suskirstyta. Jėzaus laikas yra iki jo mirties ant kryžiaus. Po jo mirties ant kryžiaus Jono Evangelijoje yra sugrįžimas pas tėvą. Tai vienas ir tas pats. Ir tuo pačiu tai yra dvasios tarsi, sakytume, atpalaidavimas, galimybė pradėti dvasiai veikti. Nes Jėzus sako, neišeisiu, dvasia neateis. Va taip va. Aš išeinu, dvasia ateina. Ten dvasia parakletų vadinama, tiesos dvasia, ten daug visokių turi epitetų ta dvasia. Tai ta dvasios dovana, jeigu Senajame testamente buvo žadėta, sakykime, kaip tokia ir buvo suteikiama ne visiems toli gražu, tai dabar Jono Evangelijoje ir Naujajame testamente ta dvasios dovana yra skirta visiems jau. Ta dvasios dovana yra ta, kuri iš esmės formuos visą krikščionišką gyvenimą. Kalbės apie Jėzų, primins apie Jėzų, ves ir taip toliau, taip toliau. Tai, kaip matom, tos pažadas pildosi. Na va, o taip pat ir Luko Evangelijoje ir Apaštalų darbų knygoje, kai kalbama apie sekmines, Luko Evangelijos pabaiga, kalbama apie dvasios dovaną, kuri bus kaip pažadas atsiųs, ir Apaštalų darbų knygos pradžioje kalbama irgi apie tą dovaną. Bet yra įdomu, kad kaip ta dovana yra įvardyjama. Čia galėtų būti, aišku, atskira tema. Tėvas, ką yra pažadėjęs mano tėvas, atsiųs Jėzus. Jono Evangelijoje tai kartais tėvas siunčia, kartais Jėzus tėvų siunčia dvasią, kartais pats Jėzus siunčia dvasią, kartais Jėzaus vardu siunčia dvasią. Žodžiu, įvairūs yra niuansai dvasios siuntimo, subjektai, bet kuriuo atveju čia ta dvasia įvardyjama kaip jėga iš aukštybių. Ir šventoji dvasia. Tai ta jėga iš aukštybių, supraskime, kaip dunamis graikiškas žodis yra, tai yra šiuolaikinis mūsų žodis dinamika, ar
ne? Ir dinamiškas dalykas, ne šiaip savo jėga kažkokia fatališka jėga, bet energizuojanti, vadinkime, jėga, kuri suteikia tam tikrą veikimą, duoda galimybę veikti. Tai ta dvasia yra ne šiaip savo dvasia, bet dvasia, kuri paskui veikianti yra tame žmoguje. Ir paskui neatsitiktinai Apaštalų darbų knygoje, kada sekminių yra tas įvykis, yra prašoma labai aiškiai, ką ta dvasia daro. Visiems atsidaro liežuvį ir kalba skirtingom kalbom. Reiškia, veikimas vyksta. Tai yra jėga. Ir žiūrėkit, vėl koks tęstinumas yra tos dvasios lyginant su Senuoju testamentu. Ir ten buvo kalbama, rečiau kalbama, reiškia, kad tai yra pažadas, bet taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems. Dvasia neberibojama nei išrinktai tautai, nei niekam. Abraomo palikuonis patampa visi, kurie patiki Jėzumi, ir ta dvasia yra suteikiama visiems. Ir jeigu skaitom Jono Evangelijoje, tai ji yra tiesiog būtina tam, kad, kaip matysim kitame tekste, arba matytum, arba įeitum į Dievo karalystę. Be šitos dvasios tu neįeisi, tu esi neįgalus, ta prasme, nepajėgus į tą dalyką patekti. Bet čia yra apribojimas, kuriuos tik pasišauks viešpats. Bet tai žinoma, nes... Tai sako, tikėjimas Dievo dovana. Taip, čia mes visi tą turim žinoti tą dalyką, kuris yra vėlgi toksai, kaip vadinčiau, antitampos dalykas. Nes viena vertus tikėjimas yra kas? Aš išgirstu Evangeliją ir jeigu aš patikiu tą Evangeliją, bent jau taip, kaip pirmųjų krikščionių atveju buvo, ar ne, tai tas nereikėjo ten kažkokiu mokytis, kaip dabar pirmai komunijai daug visokių dalykų vaikų ir ten visus dalykus kažkokiu žinot. Ten paprasti dalykai. Ar tiki, kad Jėzus mirė ir prisikėlė? Pirmas tikėjimo išpažinimas pirmame Korintiečiams 15 skyriui yra užrašytas, tas bazinis toksai vadinamas. Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir prisikėlė trečią dieną. Viskas. Ar tu tai tiki? Taip. Krikštai. Viskas. Reikalai baigti. Ir gauni dvasią. Yra toksai pasakojimas Apaštalų darbų knygoje apie Kornelijų, šimtininką Kornelijų, kuris buvo toksai geras vyras, bet Petras Vizijoj matė, kad jam ten reikia nuvykti. Jis nuvyko pas tą šimtininką Kornelijų ir viena versija aprašo Apaštalų darbų knygoje skyrius, kaip jis ten buvo, o kita versija, kaip jis pasakoja žydam, kaip ten buvo. Ir žodžiu, toj versija yra, kad net pradėjus Petrui kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant Kornelijaus ir to šeimos, tai paėmė ir pakrikštijo. Ten paskui kilo klausimas, tai pirmą nužengė, pirmą pakrikštijo. Tai čia toliau jau ten teologų aiškinimasis. Bet mintis kokia buvo? Mintis yra ta pati. Ankstyvoji krikščionybė, tikėjimo priėmimas, tai priėmimas tos žinios reiškia tavo tikėjimą. Ir čia iš žmogaus pusės yra valios aktas. Va. O apaštalas Paulius kalba apie tikėjimą kaip apie Dievo dovaną. Reiškia, tai vėlgi kitas dalykas. Tai klausimas dabar amžinai lieka toksai slidus. Ar aš pašauktas ar nepašauktas? Ta tikėjimą. Kuriuos Dievas pašauks? ją pašaukė, o mane pašaukė. Kaip atsakyti tą klausimą?
Nu, yra taip, kad tu varų netvarysi, kempte netitėmsi bažnyčią žmonės. Yra. Taip yra. Yra. Jeigu pavyksta atvaryti, tai jau pašauktas vadovas. Jeigu atėjo. Bet jeigu žmogus abejoja, ar jis pašauktas, ir jis ieško, kaip sako, tiesos, jisai bando, ieško ir viso kito, tai man visada prisimena mano klerikavimo metai seminarijoje ir jau gal esat girdėję iš manęs tą pasakymą, vicerektorius prelatas Vaičiūnas, toks mano bičiulis šiaulietis, mes iš vieno krašto, jisai sakydavo, sakau, Vytautai, tai ką daryti, aš nežinau, turiu pašaukimą ar ne. Jis mėgdavo tokį žodį turėjo, sako, bratka. Sako, bratka, jeigu nežinai, tai elkis lyg tai pašauktas būtų. O paskui bus matyti. Tai kartais atsakymas tam, kas ieško, sako, nežinau, Dievas mane šaukia ar nešaukia. Nu tai galvo, kad šaukia, o paskui matysi, kaip tam bus. Nu, bet jeigu jau tokia mintis žmogui atėjo, tai jau didelis pliusas. Nu tai aišku, pliusas. Jeigu jisai ieško, jau jeigu ieško, kaip sako, ieškokit ir rasi. Ja. Yra, žinokite, mėly, dalykų, kurių mes negalim pasakyti, kodėl žmogus priešinasi tikėjimui. Aš galiu savo liudijimą pasakyti. Žmogus, kiek 2 metai kaip palaidotas. Jis jau vyresnio amžiaus buvo, gražų amžių nugyvenęs. Jis buvo teistas visą gyvenimą. Jis netikėjo į Dievą, bet jis nebijojo į bažnyčią eiti. Aš kiek giminių palaidojau jo žmonos ir ten buvau, eidavau į bažnyčias, ten sėdi, ten mišes, viskas ten jam gerai. Mindaugas vardas buvo. Nueinam ant kapų, gieda su visais Viešpaties angelą, labai mėgau dainuoti ir giedoti. Sakau, Mindaugai, ką tu čia darai? Gėdu, sako. Gražų žodžiai. Tik sakau, tu netiki. Nu tai kas, kad netiki, o ką man giedot negalima? Galima, nu. Sąžiningas žmogus, buvęs mokytojas, kažkada mokyklos direktorius, inteligentiškas, malonus žmogus. Nu, niekaip. Užmušk. Nu, niekaip neina. Ir atrodo, ko trūksta. Žmona tikinti, viskas yra, viskas gerai, visa giminė aplink tikinti, viskas gerai. Ne. O ką jis sakydavo, kodėl? Nu, tai paskutinį kartą, kai kalbėjom, jam jau reikėjo šuntuoti širdį ir atrodo, ta šuntavimo operacija būtų lyg ir nieko, bet jau kadangi dukra medikė iš Amerikos atvažiavo, Sauda Peres pakalbėjo, sako, taip Arvydai, sako, žinai, sako, ką žinai, kaip ten jam bus. Pasakė tą problemą, nu, širdis infarkto apimta viena pusė. Yra tai, ir ten su to šuntavimu tada problemiška gaunasi. Tai aš jam paskambinau, sakau, Mindaugai, sakau, žinai, tavo operacija ir to galim pasikalbėti. Nu, taigi, sakau, tiek sykių kalbėdavom, 10 metų daugiau pažįstami. Sakau, galiu kaip kunigas atvažiuoti, jeigu noriu pasikalbėti, arba jeigu nenoriu, galiu draugą pakviesti kokį savo privažiuos ar ką. Tai sako, ko tu čia, maždaug, stradalinį, padarys tą operaciją, pasikalbėsim. Sakau, žinai, visko būna su tom operacijom, gal visgi nori. Tada paskambinau, vakarė jau buvau jau prie miego apie 10:30, sako. Ai, sako, žinai, sako, palinkėk man gero ir viskas bus gerai. Ir numirė rytoj per operaciją, sakant. Tai va, ir viskas. Nu, neina žmogaus prisišaukti. Būna, kad neina. Ir aš nežinau, kodėl. Na, čia jūs kaip paklausėt. Ar pašauktas ar ne, yra Dievo malonė, yra kažkas tokio. Bet tai jau ne mano reikalas spręsti, kas tokiam žmogui yra. Aš esu tuo klausimu liberalus ir jeigu jis jau Viešpaties angelą giedojo, tai ryškiai neblogai gyvena.
Važiuojam toliau. Abraomui universalumas. Nu va čia, tokį klausimėlį uždaviau. Žemės pasaulio paveldėjimas, nes čia yra toks įdomus dalykas. Jo palikuonims duotas pažadas laiške romiečiams, kad paveldės pasaulį, ne žemė. Graikiškas terminas kosmos. Reiškia negė kokia nors, o kosmos graikiškai. Tai pasaulis kažkas daugiau negu ta žemė, kurio Abraomui buvo kraštas pasiūlytas ir pažadėtas, bet paveldės daugiau. Ir kas įdomu, kad va šitame jau tekste labai aiškiai kalbama apie turinčius Abraomo tikėjimą. Ir laiške Efeziečiams, paskui romiečiams čia yra paveldėtojai pagonis. Ir jau paskui Paulius eina tiek toli, kad kalba apie to pažado, reiškia, praplėtimą, kad sudaro vieną šeimą. Ir tai nėra šiaip savo kokia nors graži pastaba, nes kai skaitom laišką Galatams iš Pauliaus laiškino, mes matom problemą, kad ankstyvoji krikščionybei vis dėlto buvo tam tikras pasiskaldimas. Ir sakykime, ten, kaip rašo apaštalas Paulius, buvo Jokūbo sekta Jeruzalėje, arba atvykę nuo Jokūbo, kaip ten sakė, turime omeny turbūt apaštalas Jokūbas, arba kurie jo vardu veikė. Žodžiu, kurie buvo kilę grinai iš žydų krikščionis ir paskui buvo kiti iš pagonių krikščionis. Nu tai va, tai tie, kurie buvo kilę iš žydų ir tie, kurie iš pagonių, tarpusavį nelabai sueidavo. Sakydavo, tie, kurie buvo kilę iš žydų, tegu pagonis pirmiausia apsipjautų pagal Mozės įstatymą. Tada mes juos priimsime. Paulius rodė vidurinį pirštą, sakė, nau. Reikalai buvo tokie, tai va, sudaro vieną kūną, tai reiškia, sudaro tą patį bažnytinį kūną, tas pats yra, nėra skirtumo tarp graiko ir žydo, viskas. Jeigu vienas tampa krikščionim ir kitas, skirtumo nebėra. Gal čia galiu paaiškiai parašyta, kurie turi Abraomo tikėjimą. Taip. Musulmonai akcentuoja tą, kad Abraomas, jie sako, yra mūsų tėvas. Taip. Ir automatiškai, reiškia, jie irgi dalyvauja tame reikale, kadangi pripažįsta Abraomo savo Abraomo tikėjimą mes, sako, turim. Taip. O musulmonai, taip sako? Ir Kristų, tik tai Kristų įvardina ne kaip Dievą, bet kaip Koraną. Pirmus 5 knygus. Koranas yra dalis Senojo testamento. Jeigu žiūrėsime į islamą, tai vienas dalykas, antras dalykas, visi patriarchai, įskaitant Abraomą ir Izaoką ir Jokūbą ir visa kita, ir Mozė, visa kita yra Korane vadinami šventai žmonėmis. O Jėzus yra turbūt 3 ar 4 kart šventas pavadintas. Ir jo motina, kuri vadinama ne Marija, o Mirjam, irgi šventa. Tai Koranas juos laiko šventais. Bet vis tiek Mahmudas, arba kaip mes sakome, Mahometas, yra vis tiek pats švenčiausias iš visų. Jų. Bet jie visi yra žmonės. Islamas niekada nepripažins, kad Kristus yra Dievas. Čia visas esminis dalykas. Jeigu taip žiūrėsime, Senojo testamento daug yra perėmę. Bet jie Abraomą pripažįsta. Abraomas jų tėvas, lygiai taip pat. Tik Jėzus nepripažįsta. Nu tai taip. Jėzus yra pranašas. Pas juos. Tai, bet kalbant apie Abraomo tikėjimą, reiškia paveldėtojai, tai čia turima omenyje tas pažadas duotas Abraomui, kad paveldės, o kalbama apie visus kitus, kurie yra nebe Abraomo palikonis, bet dabar gyvena jau pagonis ateina ir visa kita, jie remiasi Abraomo tikėjimu. Jie patiki, o patiki kuo?
Patiki Kristumi. Jeigu patiki Kristumi, įtiki Kristumi, reiškia pas tave kaip Abraomo tikėjimas. Paulius lygina Abraomo tikėjimą ir jis kalba apie savo sūnaus Izaoko auką, vatame, ir kalba apie Abraomo patikėjimą, kad patikėjo Dievo žodžiu, išėjo į svetimą kraštą, patikėjo žodžiu, aukojo sūnų. Tai vat, kas patiki Kristumi, kad jo auka yra už tave, tai to ir yra Abraomo tikėjimas. Tai vat, tas žmogus tampa Abraomo palikuoniu. Tokia Pauliaus yra įdomi, vadinkime, vat, politika. Okay? Gerai, kas dar? Dievo karalystė. Apie Dievo karalystę jums nekalbėsiu šiandien, kiek dar čia tų yra dalykų. Apie Dievo karalystę pakalbėsiu jums apie skelbimą, pagalvojau, nes reikia duoti dabar mums Lukui pakalbėti. Lukai, eik šiam, pratęsk mintį. Gerai. Pratęsk mintį, aš labai atsiprašau, esu 3 kart kiaulė ir nešventas. Tikiuosi, kad... Lukai, ar tau reikės skaitų? Ne, aš neturiu prezentaciją. Aš turiu popierių. Gerai. Nes man vis dar reikia pagalbos. Ir